Tai labas visiems atvykusiems į naują Farai Reloaded epizodą ir čia mes turime įdomų svečią, kurį prieš pusmetį Farai nufilmavo ir mane pasiekė va tokia informacija. Mačiau internete jau kažkas buvo kažkur kažkaip pasidalinęs, kad galimai, atsiminkit, galimai tai yra mūsų jau buvusio kultūros ministro tėvuks. O mergaitė, Būgnininkas. Aš mačiau trumpą ištrauką, bet aš noriu visą pažiūrėti nuo pradžių iki galo, nežinodamas, kas iš tikrųjų įvyko, kaip įvyko ir taip toliau. Tai disclaimeris jums. Ir šiandienos mūsų partneris yra romantika.lt. Svarbiausias dalykas, noriu apie jos paminėti, kad jeigu norit sexy peksy time, naudokit visada mano nuolaidos kodą, nes nuolaidos gausit, bet spalio 18 dieną jie švenčia savo gimtadienį ir užeikit į jų website spalio 18, nes bus crazy deals. Važiuojam. Kuris kabinėjasi prie klientų ir personalo. Požymė apie 50 metų, pilkas džemperis su gaubtuvu ir mėlynas švarkelis, juoda kepurė. 50 metų jam? Gerai. Praneša darbuotojo laukia. Vykstam įvykio vietą, pasiaiškinsim, kas ten per pilietis, kabinėjasi prie... Būgnininkas ten. Dviratis stovi. Pirmiausiai degalinėje pastebimas atokiau pastatytas dviratis. Prie durų nemenkas pasiparkavo. Kažinko prigrūstas ir striukė pridengtas. Su visą mantą, su alkoholiu. Gal iš namų išvarė žmogų, kas čia žino? Yra likučių, nemažai. Nu čekinam, ką čia turi. Ar čia taros prisidėjęs? Ten, man atrodo, bus kanapinis salus bambaliuks. Neklauskit, iš kur žinau. Ir du, žiūrėk, dar vienas ir kamštelis matosi. Ir čia balto. Jis ir pasiruošęs visą naktį judėti. Bet gal depozitas? Labą dieną. Labą dieną. Sveiki, ponas Vygantai. Vygantai? Iš kur jie žino jo vardą? Labas. Pažįstamgi. O, Jėzus Marija. Pažįstai, draugeliai. Namo keliauti reikės. Pyragėlį valgantis vyras nuoširdžiai apsidžiaugia pamatęs policininkus. Dar akimirką ir dėmesio sulaukia operatorius. Mes turim patapdą. Labas vakaras. Labas. Sveikas. Mano aš... Koks yra, žiūrėk, ant nosies užkiptukas. Bugs Bunny's toks, sakyčiau, pagal dantų rakursą. Menininkas. Supratau. Kokį meną kūrėt? Aš kalvis. Kalvis. A tai ne būgnininkas jis? Aš galvoju, jis būgnininkas. Kalvis. Kalvis. Aš kalvystėje esu faktiškai ekspertas. Supratau? Faktiškai, o realistiškai? Ir užgėrėt dabar. Užgeriau normaliai. Galvoju, ką sakys, kiek išgėriau. Toks pasvarstė, išgėriau normaliai. Užgėręs kalvis prilyginamas trečios kategorijos uraganui, tačiau pilietis bent kol kas spinduliuoja draugiškumą ir geranoriškumą. Bet aš mesiu gerti. Aš pažadžiu, kad po 3 parų aš tapsiu blaivas. Ne rytoj, ne už paros. Po 3 jis planuoja, jis kažką švenčia, aš jums garantuoju. Kur man žiūrėti? Čia. Čia. Aš tapsiu blaivas žmogum. Kaip A nebus taip? Fun fact. Antra dalis yra ir aš ją žiūrėsiu netrukus ir antrą dalį, manau, kelsiu tik savo Contribui ir Coffee nariams, tai nuorodą rasit video aprašyme, jeigu norit pažiūrėti mano reakcijos video į antrą dalį, kaip Elvis būgnininkas įkliūna farams. Dar nežiūrėjau, eisiu po šito žiūrėti, bet Contribui jau rasit. įprasta, paskutiniuosius 2000 metų vyriškis pažada grįžti į gyvenimą po 3 parų. Jums tik tai reikia laiko, 3 parų. Atsiminkit žmonės, kad Vygintas šūdo neho. Girdėjot, Vygintas? Jis yra teisingas. Jis tiesiog... Jis apie save trečiojų asmenių kalba. Čia jau yra top tier pasitikėjimas savim. Tiesiog paprasčiausiai užgėrė. Vygantai, žiūrėk, balkutė. Padaryk pyp. Vygantai, klausyk, skaniai balkutė. Padaryk pyp. Jis jau turbūt vieną leido seriją keiksmažodžių, bet nukirpta buvo. Tai susimokėti reikia, žinokit. Susimokėk ir tada... Tai dabar susimokėti. Atvarė suvalgęs ir... Jis žaltys. Vygintai, negražu taip daryti. Vygantai. Man nuėti pasimti. Tai dabar. Ir tada kažką galvosim dėl tavo namų grįžimo. Gerai? Eik pasimk. Paimk pinigus už bandelę. Pasiėmiau. Klausyk, už žmogaus už bandelę reikia sumokėti. Spiniginė taip laukia Piniginė palikęs. kažkodėl palikta krepšyje už durų. Ieškant piniginės pasigirsta lyg kalėdiniai varpeliai. Kokį užsimojimą dėjo. Blemba. Kai yra geras personažas. O gal ne? Gal vis dėlto ne?
to piniginė mano. Nedėl. Va, eik susimokėk iš bandelę. O jisai turi pinigų, viskas okei su juo. Tai pasiimk, kiek yra. Nešauk dabar ant žmonių, Vagita. Viskas kaip. Nusiramink vygintai. Pasiimk, kiek yra. Ta prasme, neišėjo atsiskaityti ar kaip? Tai kaip čia, nėra net... 45 centų. Nepastebėjau, kuri čia degalinė, bet nemanau, kad degaliniai būna bandelė už 5 centus. Bet tu visos vygintai dar nesuvalgiai. Tai tą pusę padėk atgal ir gal išeis už 5 centus. A, tai Grinais gal. Grinais gal turi. Ui! Ui! Jūs matėt? Įdėmiai. Jeigu nepastebėjot, tai ką aš pastebėjau. Įdėmiai. A, tai Grinais gal. Grinais gal turi. Žiūri, blei. Labą dieną. 5 centus ten galime mesti ir pyst kaip į bokso kriaušę. Žiūrim toliau. Pradėliau. Gerai, kad ten činčiką pasidėjęs. Ne, klausyk, žmogau, tai... Jo, Kiek činčikiukas. centų? Taigi nedaug čia reikia. Neturi nei euro piniginiai. Tai žiūrėk, aš tau parodysiu. Aš tau A, tai grinais. 1 centą turiu piniginį. Užmetė biškį. Pradėjo girtėti, ne? Tai reiškia, jis bus susileidęs prieš atvažiuojant policijai. Nei virtualių, nei grinų pinigų nėra. Užsilikęs 1 centas, o ir jo likimas nuo gegužės 1-osios abejotinas. Gerai. Nepalauk. Rašys kas pareiškimą dėl bandelės, ar ne? Rašyk, ką nori. Gerai, Pohu, yra rašykiam. viskas pasiimk piniginę, padovanoja tau tą bandelę. Po to aš tau atsiskaitysiu, dar 10 kartų dadėsiu ir man pabarman. Gerai, Aš viskas. tau 30 eurų. Vygintai, 20 eurų. Aš tikiuosi, Vygintas neprisibazarino, o už žodį atsako, ne kaip ministras kultūros, galimai. keliaujam. Degalinės darbuotoja pretenzijų neturi ir bandelę dovanoja. Gerai. Šiaip tai čiatas komentariuose galim parašyti W pardavėjai, kuri padovanojo bandelę. Nes turbūt jie kaip darbuotojai, žinai, ten gali gauti kažkiek maisto degaliniai nemokamai, aš manau, yra tokios darbovietės tikrai aprūpina, kad pasimaitintų, jeigu yra maisto. Tai jinai techniškai turėjo nuo savo nurašyti, kad pavaišintų normaliai išgėrusi Vygintą. Im dabar daiktus šavo, gerai? Ir ką bužiau? O pagaliau kelnes pasikėlė. Vyriškis vidinį monologą kameros dėka paverčia išoriniu. Eina savo. Vidinį monologą paverčia išoriniu. Jau čia bus kažkas. Labas vakaras. Vygintas nori, kad dviračių parvežtų namo. Suprantat? Tai paprašykit gal parvežtų, vietos kaip gal Aš rasim. norėčiau, kad tai atsitiktų, nes aš menininkas, suprantat? Aš kuriu, atvažiuokit pas mane, nufilmuokit, ką aš dirbu, ką aš darau. Aš tikrai esu labai... Seniai, jisai smart, jis marketingą užsiminėja. Atvažiuokit mane nufilmuokit, jis žino, kad parodys. Jam reklamą? Jeigu jis rimtai kalbis ir menininkas, jam yra reklama. Bet tas, kad jisai apie save trečio asmenį į kamerą, jis yra gerai skrydis, iš tikrųjų yra menininkas. Genialus žmogus, aš genijus esu. Aš galvoju tokį filosofiją, kur Lietuva taps milijardierių kraštas. Vygantai, paim daiktus. Supratau. Paim daiktus. Man patinka Vyginto nusiteikimas už Lietuvą, Chimrytė. Jūs visi, kur žiūrit, būsit milijonieriai, jeigu paspausit laiką. Jeigu nepaspausit laiko, tai Vyginto žodžiai jūsų daržą neišsipildys. Patys spręskit. Ir kišenėse švilpiantys vėjai gan dažnai eina petys į petį. Kol dar Lietuva netapo milijardierių kraštu, policininkai pasiūlo suteikti socialinę pagalbą ir parvežti pilietį namo. Vyriškis kartu su Tas bonkis, kai subarškėjo. krepšiu keliauja į sulaikymo patalpą. Klausimas, ką daryti su dviračiu? Kaip būtų geras nufilmuoti, vienas pareigūnas varo su mašina, o kitas pareigūnas parvairuoja dviratį. Tai autobusiukė vietos Kurgi, taip. žiūrėk, važiuoja žmogus. Bet žiūrėkit, yra naujesnis dviratis, yra padanga nuleista, sėdynė nuo to senovinio dviračio. Kad oro nėra gale. Kiaura padanga. Viršai dar yra. Atsimenat, mes viename epizode pareigūno bairį vertinom nuo 1 iki 10. Jūs turite įvertinti čia šitą bairį. Apačioje oro nėra, viršui yra. Kiaura padanga. Viršai dar yra. Ne, tuščia.
Štai ir baigė kelionę degaliniai. Su tokiu dviračiu kelionės nebetęsi. Talpinkit į tą autobusiuką, tilps. Ir stabdžių nebėra. Nieko nebėra, nei pinigų nebėra. Viena padanga nuleista, stabdžiai neveikia, tad kovose išvargintas žirgas irgi talpinamas į tarnybinį Gerai, tilpa. automobilį. Atvykstam. Kad kelias namo neprailgtų, pilietis užtraukia dainą. Te linksta rasota žolė, te skrenda paukščiai aukštai, o jų akise būna parašyta žmonės. Nereikia karo, ne. Sutinku. Nereikia karo, nereikia, nereikia karo. Tie dantis per tą tarpą ir tai šviečia. Aš negirdžiu, ką jis dainuoja, aš tik matau tos dantis per tos plyšius, kur irgi pasiprie dantų yra plyšių. Nesušaudykit dangaus. Yes. Bravo, puikus balsas, puikus tembras. Tikiuosi, copyrighto negausiu. Puikus kalvis, bet ir puikus dainininkas Tai esate. aišku, žinau. Iš kuklumo vykintas nemirs. Aš tai nebejoju. Kaip žmonės kartais sako, šitas nuo kuklumo tikrai nenumir. Man patinka farų įgarsintojas. Mintis sutampa. Aš esu žvaigždė, tik negimusi. Užsisėdėjusi. Senolės tampa žvaigždė. Įsivaizduoji, 62 metrų bachūras tampa tiesiog žvaigždė. Nepem. Tai pardavėjai, kurį iškvietė ir apibūdino kaip 50 metį, reiškia, vykintas gerai atrodo. Nes jam šiam 2. Ir Lietuva, klausykit manęs. Aš ateisiu ir pasakysiu teisybę. Aš niekam nemeluosiu. Aš niekada melau. Aš atsidėjau, taip buvau. Taip, bet reikia pasidėti bachūrui visada. Tam, kad suprastų, kas yra kas. O aš supratau. Ir aš tikrai teisingas žmogus. Atvišėjau su pasaku. Aš pasanas, aš bachūras, viskas tokio. Aš tapsiu Lietuvos prezidentu. No shit, Sherlock. Bet šiaip, mano nuomonė, gal geresnis būtų. Galbūt, nežinau. Nors aš jam užleisiu vietą kurį laiką, bet aš turėčiau, žinok, ką pasakyti. Prezidento posto ambicijų neslepiantis pilietis sako, jau yra sudaręs šokoladinės Lietuvos formulę. Jeigu aš tapčiau Lietuvos prezidentu, pas mane viskas būtų gerai. Šveplumo biškį turi. Kodėl, kai žin, turi šveplumą? Simi. Aš padaryčiau taip, kaip turi būti. Visi gyventų šokolade. Afikienai. Žinok, aš sudėčiau taip dėlionę, kad... Nu čia... Stalinas, Hitleris ir ten visi ilsėtųsi. Bet pas mane būtų... Tu vat sumaišyk vat situaciją. Al Capone, ane? Jis kūrė jau receptą. Hitlerį, Staliną, dar įmeti, dar narkotrafiką, viską sumaišai ir išvedi į mane. Ir pas mane viskas gerai. Įsivaizduoji? Ir dar dadedi, žinai, žolės rezoliuciją. Tegu, kas nori, tas nusinarkošina. O visus kitus mes ištrauksim taip, kad būtų super. Tai yra, nesikeiksiu. Būtų super, visų pirma, moteriam, vaikam ir senoliam. O visa kita, vyrai išsisuks patys. Jie stiprus yra. Aš negaliu nesutikti su šito džentelmenu. Aš pats vyras esu, taip kad žinokit. Vyras yra vyras, o moterį reikia padėti. Aš labai myliu moteris. Bet ir moteris myli tave? Pasakysiu dar vieną dalyką. Aš labai myliu kalnus, bet niekada juos nelipsiu. Aš labai myliu motus, bet niekada jų nesėsiu, nes žūsiu. Bet aš labai myliu moteris ir ant jų lipsiu. Aš labai myliu moteris, bet niekada su jom neprasidėsiu, nes irgi žūsiu. Tik pat atsiminkit, su moterim neprasidėkit. Jos yra barakūdos, jos yra žudikės, jos yra viską nusegančios. Eik tu na. Kaip pasiminčių srautas, jis prieš vieną sakinį belenkaip išgyrė moteris. Ir sekančiam sakinį jis belenkaip moteris suvarė į barakūdas ir žudikės. Bet moteris reikia mylėti, nes jos yra žemė. Ir vėl grįžo. Vykintai, tu turėtum apsispręsti, arba tu mėgsti moteris, arba tu su gražuliu. Jos yra pagrindas, o mes tik tai išsėklo. Mes tik susėjom situaciją. Viską pasakiau. Ačiū.
Atvykus į namus nakties Minčių klajūnui jis. surašomas administracinio nusižengimo protokolas. Čia žiūrėk, surašėm tau protokolą už tai, kad neblaivus buvai viešai vietą. Jo. Nu gerai. Parašiuką. Na čia gerai, palaikyk. Bet Vykintas sukalbamas. Atsimenat, kai žiūrėjom, kiek laiko nenorėjo pasirašyti mūsų gerbimą pieno parvežėjam. Pasirašo. Jo. Atsiklausė, išlip gali. Ne, mane palikau. Ne, dviratį dar išims, kolega. Kur tau dviratį padėti? Ne, bet kurioje vietoje čia viskas. O, menininkas, bet netvarkingas. Pasta. Oi, tai gal Menų ir pokui. Ne, pravažiuos. Tegu guli. Nelabai gerai. Nu va. Pamokslas nuo slenksčio. Atskleidžiamas pirmas Dar žingsnis, šaus kažką. kaip tapti milijonieriumi. Okay. Pasėdėjau kalėjime, žinai, aš tau pasakysiu situaciją. Sėdi pachūrai, ane? Nu, viskas, iškirpsi tau. Py padaryti. Padarė. Jis sako, ne, pas tave viskas gerai. Va, žiūrėk, va, pas tave krūstas, stalo pastatei, čia paleną kliūs, žinai. Klausyk, kad tu sėdėjai? Ne, sako, nesidėjau. Pasadinsim 3 mėnesių ir suprasi, kas yra prie ko. Ateisi, būsi va tos bachūras. Svarbiausia yra pasėdėti. Dabar aš jungsiu jums. Ble, aš galvojau, svarbiausia daryti yra. Ble, Vykintas, man kanalo pavadinimą dabar reikėjo keisti. Svarbiausia pasėdėti. Variantą pasirodo. Visi milijardieriai, milijonieriai prieš save pasėdėję, o po to tapo milijonieriais. Taip ir aš pasėdėjęs tampu milijonierium. Ir aš sugalvojau, man dapsuto, kaip padaryti milijonus. Aš sugalvojau, bet aš papasakosiu vėliau. Nepykit, aš tai užlaikau ją į perspektyvą. Seniai, jis moka intrigas kulti, jis užsiminė, bet nepasakė. Kaip mums dabar žinoti čatas, kaip mums būti milijonieriais? Aš norėčiau dar kelių laidų. Na, kelių laidų. Aš neslėpsiu, yra vienas dalykas. Aš turiu tas 2 laidas. Yra pirmoji laida čia. Šita vyko maždaug prieš pusę metų. Ir dabar yra viena naujausių, kuris yra part 2. Bet part 2 darysim Contribui ir Coffee. Atsisakė dar kelias laidas į priekį, būsimasis turtuolis pakviečia į savo namus. O, mes dar užeisim! Mes dar užeisim pas jį! Įėjęs į namus, vyriškis sėdasi prie būgnų ir atsidėkodamas pareigūnams už socialinę pagalbą, rengia gyvo garso koncertą. Pas mane būgnai, aišku, sulaužyti biški. Na, bet Pirštinis numetė. geriau negu jokių. Nes, viską tako. Tai va, aš šitą ištrauką mačiau, dėl to aš ir galvoju, kad jis būgnininkas, o ne kalvis. Na, prasideda koncertas. Būgnai sulaužyti, lasdelės primena likučius po burtininkų kovos, tačiau Aš galvoju, ar čia lasdelė, pažiūrėk, šlangą kažkokią pasiėmęs. Bet žvilgsnis. Thumbnailų šitą būgnininką galim dėti. geram šokėjui niekas nemaišo. Kažką galvoja, kažką pasakys. Kūrinio pavadinimą. Sugalvokit kokį kūrinį. Arba kam skiria. Iš pradžios tiesiog pradėsiu ritmą. Bet daužyt moka. O mergaitė, Opa! Mergaitė gelva kasa. Bundum ten vieną rytą, žiūriu, nėra mano meilės mergos. O kodėl aš ten užsakyta? O kodėl nėra tos mums laisvos? Ir tu meilė žodžių, atsistatinite visai. Aš žinau, ateisi iš sodžiaus ir būsi manatų visai. O mergaitė gelsva. O mergaitė gelsva. Nemiela ir gaivinanti ryto rasa. O mergaitė gelsva. Nemiela ir gaivinanti ryto. Bet tai kiek jisai stenė ir šokis neišyko biški kelnes. Ėmęs komplimentus už muzikinį padėkos kūrinį, pilietis taiga susigraudina palietęs širdį.
Eik tu savo. Tie pareigų. Ką jam galvota? Ir stovi kaip koncerte dviese. Žiūrėk. Kūrinį. Kampė prie durų. Galvoja, mums reikia važiuoti kitą iškvietimą, bet čia negali nutraukti koncerto. Pilietis taiga susigraudina, palietęs širdžiai jautrią temą. Pirmieji mano fanai. Niekas savo. Koncertas. Pirmą kartą išgirdom grojantį tave ir dar tokią gerą melodiją, visai gaudais gerai tu čia. Manau, kad kita laida tavo per TV3 jau bus X Factorius. Mes padarysim taip, kad būtų viskas teisinga ir bus viskas geriausia Lietuvai. Aš už Lietuvą. Aš esu Lietuvos žmogus. Aš niekur iš nevažiuosiu. Aš būsiu už Lietuvą. Jeigu ateis priešai, aš pirmas kosiu į kovą. Atsirinkit, aš kovotoja. Aš niekam neduosiu atleisti Lietuvos. Ir tas, kuris ateis, ten ir pasiliks. Aš kaip kryžiuotis, kaip aš tikras vikingas. O. Šunuolis, puikiai kalba. Ką Vygantai, važiuojam, puiku, tada tave parvežiam. Aš laikau, aš Sėkmės, kaip sakant, sėkmės. Ačiū labai. Tiesa. Bet šiaip pareigūnai, turėčiau pasakyti, labai maladėt. Sudirbo, sutvarkingai, be jokių ten ar išsipisinėjimų, ar dar kažko, tvarkingai. Parvežė, surašė protokolą neblaivus viešoje vietoje. Sakant, tavo Klausė koncerto. Jums ramių neidiotų, tokių kaip aš, plius minus, linksmų žmonių. linksmų, Kad jūs sutiktume daugiau. neturėtumėt problemų. Ten kaip jie laikosi, tu pažiūrėk į veidus pareigūnų. Jie miršta viduj, kad nesusijoktų, nes žino, kad filmuoja. Gerai, kad aš galiu čia žvengti, kada noriu ir kiek noriu. O, kad jūs ant jūsų niekas nešoktų. Gerai, Vygantai, visą. Ačiū Sėkmės. Vygantai labai už koncertų, už pasirodymą, gerą vakarą. Gerai, Vygantai, viskas. Gerą vakarą visiems. Iki. Ačiū jums visiems. Džiaugiuosi. O mergaitė, gelsva kasa! Iki. Tai parvežęs asmenį, asmuo labai atsidėkoja mums už tokį mūsų darbą. Visą koncertą. Surengė savo solinį koncertą, kur tiesiog paklausėm asmens gražios kūrybos ir linksma gaida atsisveikinam. Nu ką, darysim? Vykintą ar Vygantą? Nelabai, jisai sakė liktais Vygintas, po to pareigūnai sakė Vygantas. Nu, žodžiu, manau, kaip pavadinsim, taip nepagandinsim. Varom bandyti susikurti Vyginto personažą ir varysim į serverį padainuoti. O mergaitė gelsva kasa. Tai ką, veikėjo kūryba. Vykintas Adomačius. Jisai aukštokas buvo. 1,89 m. Pala, mes galim tiksliai bent jau metus pataikyti. Šiam 25 dabar yra, jam šiam 2. Tai 51 balandžio 13 vyras. Jis biškiai atrodo panašiai. Žili. Ir vienu momentu buvo nusijėmęs kepurę. Bet kadangi mes didžioji daly epizodo nesimato jo plaukų, tai gal labai stipriai nesifokusuosi. Panašu, kad mes radom. Gerai. Tik reikia Vykantą. Ką reikia mums padaryti senesnį. O, Vykintai, sveiki. Gerai. Va, kažkokios tokios rūkšlelės. Gal tik tais šiek tiek les. Va, gal pradėkim nuo kelnių ir juodų lakierkų. Žiūrėk, ką tik lakierkas mačiau. Pasi panašios buvo. Palieku. Gerai. Ir mums beliko viršus. Čia nugarai apiplyšęs. Kapišono dėje nepataikysim. Nu gerai. Mečinam. Šitas atrodo biškiai jaunesnis turbūt. Vienas šalia kito. Jūs įvertinkit komentaruose, ar pavyko bent jau šiek tiek panašiai atkurti ar ne. O bet turim. Pagalvojau, kad mano antras iš eilės personažas į įvykio vietą atvyksta su dviračiu. Ar čia jau kažkokia tendencija gaunasi? Nežinau. Ką aš bandau padaryti? Aš bandau susirasti degalinę ir kadangi faktas niekas mums neiškvies policijos, nes degalinėje greičiausiai nebus kitų žaidėjų, aš išsikviesiu policiją savo, parašysiu kaip iš anonimo, kad ale neadekvatus išgėręs pilietis kabinėjasi prie kasininkės. Gerai. Radom degalinę, tik čia pardavėjas, o ne pardavėja. Nesvarbu, tiks. Vykintas stovi. Panašus yra, Hebra, panašus. Paslaugos policijai siųsti žinutę. Gerai, išsiunčiau vietovę. Išgėręs ir neadekvatus asmuo kabinėjasi prie kasininkės ir atsisako sumokėti už bandelę. Prašoma skubios pagalbos 120 pašto kodų. Čia kas nežaidžia GTA roleplayaus, kad suprastumėt, kurioje žemėlapio vietoje esu, tai policija, kad žinotų, į kurią parduotuvę degalinę atvykti. Man reikia kažką bazarinti tada, jeigu atvyks dabar. Dabar yra laukimo žaidimas. Ar pareigūnai suprask? Žinant GTA roleplay serverius, manau, pareigūnai gali pradėti galvoti, kad čia yra pasala, nes niekas tai policijos nekviečia. Yra automatizuota sistema, jeigu vyksta plėšimas ar kažkas. Bet tikėkimės, mums pavyks, jeigu ką, kartu
nevartosim tai, kol pareigūnam suveiks, nes gadem turi suveikti. 3 hours later. Jau, atvažiavo. Labą dieną. Du. O, Gavom iškvietimą. labą dieną. Labą dieną. Tai ką aš... Gavom iškvietimą, kad neadekvatus žmogus čia. Tik vieną žmogų. Aš išgėręs būsiu. Žinai ką, aš esu išgėręs. Normaliai. Aš tau duosiu alko, tu testelį tą papūsimą. Normaliai esu išgėręs. Gimtadienį švenčiu. Jis priekabavo prie jūsų? Ne, aš bandelę. Tuoj dar turiu. Pučiai alkotesterį. Dar, pūs. Pučiu, nu. Tai nekalbėk, o pūsk. Gerai, užtenka. Tai rodo čia 1 promilę. Rodytų 1 promilę. Oi. Lengvas, ne, oi, lengvas. O čia daug skaitos. Nu, tai tu, kolega, tu turėjai mokintis. Tyliai, o čia daug skaitos, ne? Palauk. Nu, Lengvas čia girtumas. Aš pirmą kartą pučiu. Pirmą kartą? Nes ne pirmą kartą pučiu. Ar galiu jums apsiieškoti? Čia GPT sako, yra gan daug. Aš nieko... Žiūrėk, aš už bandelę. Galiu apsiieškoti. Aš palikau daiktus laukia, aš už bandelę galiu sumokėti. Tai tu dar nesumokėjai? Nu... 2,5 suvalgiau. Atsitraukit, nes žmogus čia neadekvatus. Tai kas man iš to, kad jis neadekvatus, jis man papjaus man širdį ar kas neadekvatus? Nu, tai ką aš. Aš tikrai neatsitrauksiu, nes aš Aš išeinu, pasiemu piniginę. Laukia turiu. Tai nieko, tai ten... Palauk, aš apieškosiu iš piniginę. Va čia. Ne, tai nieko, jisai sakė čia. Pasiemu piniginę savo. Einu sumokėti kasininkį. Jūs man, žinokit, aš vieną kartą 45 centus turiu. Kiek? 45 centus. 100 euriukų. Aš galiu sumokėti kasininkai. Scenarijus biški kitaip dėliojasi, bet nuperkam bandelę. Va, sumokėjau bandelę. Gerai. Pareigūnai aš švenčiu. Tai einam čia. Žiūrėk. Gal galėtumėt pasišalinti iš situacijos šito? Žiūrėk, aš švenčiu. Einam. A, ne, aš papasakosiu. Einam į lauk. Einam į lauk. Joj, labai atleiskit man. Nieko atleiskit. Tu, važiuok iš čia, nes aš tave sukalsiu, nes esu kalvis. Aš esu kalvis. Žiūrėkit, palaukit. Jūs gavom, palauk, tiksliai pasakysiu, kas ten parašyti. Kas? Išgėręs neadekvatus asmuo kabinėjasi prie kasininkų ir atsako sumokėti už bandelę, prašom skubios pagal... Aš jai 20 eurų. Aš jam 20 eurų atiduosiu kitą kartą. Gerai. Žiūrėk, aš... Einu pasikalbėsiu su kasininku, ką... Aš esu vykintas, noriu labai namo. Ar jūs galėtumėt mane parvežti? Aš esu išgėręs normaliai. Gerai, aš pageriu dar 3 paras ir tada blaivas. 3 paros, tai čia gal... Nes aš švenčiu gimtadienį. Tai kad vieną... 3 paras, parvežkit mano namo ir aš niekur neisiu. Niekur neisiu, ar tikrai? Visiškai 100%. Tai aš tau tą kojos apyrankę kažkokią... Nereikia man, aš žinok sąžininkai, 3 paras namie pageriu dar ir vis... Į šią galiu. O kur mano dviratis? Nereikiam dviračio, mes pavešim, jūs dar nukrisit nuo dviračio. Gerai. Vyksta veiksmas. Nu tai kur čia jūsų? Palauk, aš Rusijai, kur yra Tequila Lala klubų. Galiu pasilenkti ten, pažymėti jų. Jo, Tuoj, aš parodysiu, arčiau būsi. Nesušaudyk į dangaus, nes gali būti žmonės. Nes gal... Ką? Natūralus talentas. Žinau. Ką žinau, aš nesiskundžiu, man tai visai patinka. Net nebejoju. Žiūrėk, jūs žinai, kas būtų, jeigu mane sumaišytų su Hitleriu, Stalinu ir dar kokį narkobaronu? Čia būtų visi nusinarkašinę, man tegul nusinarkašina. Ir bobos, moteris, reikia mylėti, nes jos gyvenimo gėlės yra. Nu, dėkui už patarimus, dėdė. Jeigu jos su tavim būna, jos tada tampa žudikės barakudos, ne, moteris ne. Tiesiai važiuok. Čia va, už geltoną, už galą užvažiuok. Pala, dar ne. Čia va. O aš, žinai, aš turiu būgnus. Aš turiu būgnus.
Einam, palydėsim. Arba jie suprato, kas vyksta. Tu nori, aš jums pagrosiu su būgnais. Nieko, einam, palydėsim. Ateik, parodys. Oi, blemba. Jo. Blemba, alio. Jeigu būtum parvežęs dviratį, reikėtų ten numest. Neparveži. Nu, atvešim mes. Aš esu menininkas, kalvis. Žiūrėk, nori pasakysiu, kaip reikia uždirbti milijoną. Nu, davai. Sėdėjęs reikia būti, nes visi, kas yra sėdėję, jie yra, po to išėjo, atgyveno, atbuvo savo, suprato, išėjo. Jeigu nesėdėjęs ir nesuprasi, svarbiausia yra sėdėti, tada išeisi ir aš pabuvau, pasidėjau. Savo iškart dabar aš žinau, išmokau pamoką. Tipo, kur sėdėti prie vakarinės? Ne į kalėjimą turi būti uždarytas vieną kartą gyvenime, nes jeigu nebus sėdėjęs, milijoną neuždirbsi. Matė buvo, pasakė, tu viską gyvenime uždirbsi. Jeigu aš dabar supratau, bet aš dabar švenčiu, einam paragortis. Einam, mes palydėsim. Jūs čia gyvenat, ar jūs čia... Mano čia yra, ramiai. Važiuojam. Žiūrėk, teks to parodys. Čia gražiai įsirengėt. Čia aš medis, čia mano, aš kūriau šitą. Aš kalvis. Va. Čia skalbenkė turi. Skalbenkė. Padainuokit, Čia mano būgnai, žinau. Pagrokit su būgnais. Nori? Nu? Nu, davai. Dabar taip. Pažiūrėsim jūsų rock'n'rollą. Gerai. O mergaitė, gelsva kasa. Tegul jūs tavo šviesa. Nepisa niekas negali nieko. Tu menaitė ryškės kiekviena. Mūsų parbuvos kartu negana. Mergaitė, gelsva kasa. Ir viskas. Nu čia tai dainelė, jūs tikras talentas. Stovit. Palauk, tai šitą aš į savo Instagramą įsikelsiu. Ten kažką telefonu daryti. Jeigu priešas ateis, aš pirmas kodžiu į stovą. Tikrai? Jeigu ateis priešas, aš už savo žemę Lietuvą kovosiu. Aš visada visiems pirmą, aš už jūsų dušą, vyrai. Ačiū, kad parvežėt mane namo. Absoliučiai šaunu girdėti. Nėra už ką. Jie žinojo apie... Ponas padaro tai įspaudimų? Nepadaro? Aš kalvis. Va, tavo draugas daro. Nu, daro. Aš dar 2 dienas pagersiu. Pagersit? Ir tada 2-3 dienas pageriu. Ir tada blaivas. Būsiu. Visą laiką. Tai tu ger, bet nesikabink prie kitų. Jūs turi 2 dienas negerti, kad būti blaivam. Taip. Tai kodėl jūs sakot? Gerai. Pažadu. Pažadat negerti? Pažadu. Nu žiūrėkit, jeigu gausim iškvietimą, žinokit, baudą, kaip pildysim kitą kartą. Supratau. Aš linkėsiu jums, pareigūnai, kad gintis, saugoti, padėti. Jūs esat mūsų už tai, kad ačiū, kad parvežėt namo. Jūs esat padėti visiems. Noriu žinot, ko palinkėti. Kad sutiktumėt normalius. Net tokių, nesutiktumėt tokių kaip aš. Neadekvačių nesutiktumėt darbe. Kad būtų tai geriausi jūsų. Taip, tai linkiu tokių protingų, galingų kaip aš. Menininkų, kalvių, muzikantų. Protingai pasakyta, ponas. Taip, ačiū. Nu, duokit ranką. Paspausti. Va. Man irgi. Tvirti ranką. Dėkingas. O, rimtai tvirti. Nu ką, kolega, važiuojam, čia iškvietimų yra. Aš turėjau jiem parašyti, ar jie suprato, kas vyksta. Gal. Tipo, ką žinau. Jeigu jie nėra matę šito Faro epizodo ir jie taip atkartojo, jie ėjo tarsi su scenarijum. Nežiūri, jeigu tiesą sakant. Šito tai ne. Šautautas jums, vyrai, jeigu žiūrėsit, tai linkėjimai. Belenkaip gerai pavarėt. Gerai, einu aš dar pamiegoti, bet dar 2 dienas pagersiu. Jeigu ką, kvieskit. Gerai. Čia neina įeiti tas duris. Gerbimi žiūrovai, koks kosmosas įvyko. Aš taip bijojau, kad nepavyks atkartoti šito epizodo. Aš kartais galvoju, netgi būtų gal visai įdomu improvizuoti, ką tas personažas veiktų, ne tą, ką per Farus veikia. Bet labai sunku, nes kai aš pats žiūriu ir montuoju tą epizodą, aš tą personažą tarsi jau įseki ir būni tarsi su juo ir nori kartuoti tas situacijas, ką matei, kas įvyko. Tai jaučiu, didžioji dalis bandysis vis tiek situacijos atkartoti, o čia pareigūnai. Aš galvojau, kad jie suprato, kurį epizodą parodijuoju. Neslėpsiu, daugelis roleplay serverių žino, kuriuose serveriuose žaidžiu, ką aš darau ir kaip turbūt iš balsų gali atpažinti mano personažą sukurtą. Vis tiek dalis didžioji mano balso yra panašumo. Kažkas rašė komentarą, kad voice changerį dėt. Ne, Chebryte, personažą darau aš, kad mano balsas jame girdės. Normalu. Aš stengiuosi kiek įmanoma panašiau. Kuo skaniau situaciją atkartuoti. Ir šitą, blembački, manau visai pavyko. Bet chatas jūs galėsit nuspręsti komentaruose. Ačiū visiems, kad esat. Contribui jau yra papildomas epizodas
epizodas, antroji dalis su Vykintu, pasispauskit nuorodą video aprašyme. O aš... Ai, ne, šią savaitę 2 epizodai ir rytoj išeina dar vienas Farai Reloaded epizodas. Čia tiesiog spoileris ir paslaptėlė. O kas kur kaip, pamatysit rytoj. Dabar laiką, subscribe, varpelį, bet ne varpą ir susitiksim ryt.